Sveiki, sugrįžę į naują video. Šiandieną mes filmuosim naują žaidimą Roblox'e. Jis vadinasi Rimo Hospital. Nepamirškit mane pafollovinti ir pridėti mane į draugus į fone accountą. Tai šiek tiek ir geras akaltas. Dabar, kaip iš šitą pamokysiu žaidimą žaisti. Tai aš dabar čia dar trumpam pertraukiu. Vis tiek. Dabar vėl sakau, reikia jam akių, aišku, kad jį pagydyti galėtume. Matot, viskas suveikia, jis eina toliau. Gerai, mes einam toliau. Aš jums dabar parodysiu, kaip šitas žaidimas iš vis veikia. Ir iš karto ateina daktarė kažkodėl. Ir tikrinti pradės, ar visi pagydyti yra. Nes jeigu mes nepavysim, mes nežinau, kas bus. Mes mūsų valgys. Kažkas atėjo. Gerai. Kameras. Patikrink šitas kameras. Yes, ačiū, thank you. Yes. Ir netrodas, ir aš dabar jau galiu atrakinti, jau galiu stebėjimo kameras. Čia labai good. Dabar galiu stebėti visas kameras. Ir aš gavau 63 dolerius į savo visą gyvenimą. Gerai, tai aš pamokysiu labai trumpai žaisti. Šitas žaidimas labai lengvas, bet čia atvykę gyvūnų ligoninę, čia patys gyvūnas, kuris gyvūnas esu. Ir netidarinėkit visokių kažkokių ten piktų, ar ten su juodom, ar ten raudonom akiem, ar ten kažkokių briedžių, nes paskui jie tave tiek jūs pailysite, paskui jūs mirėsite, nes žinot, kad būna, kaip miršti. Nelabai gerai būna. Ai, jis va taip atrodo. Ir kaip atrodo. Ne, pradėjo ateisim tai iš pradžio. Taip pat kaip pradžio. Nu, jie normaliai. Rožė žaidimas turbūt padarė, tu patobulino, kad šitų nesimatytų. Gerai, tai koks būtas? Gerai. Room 1. Gerai, pagydam tave. Gerai, einam į va čia. Einam į va čia. Bandysim išgyventi gal kokias max 5 dienas. Ei, draugužiai, kur tu? Va, čia tavo ligoninė, prašom, čia tavo palata. Gulkis, gerai. Durų geriau neuždarom, nes paskui žmogus. Na, jie jau pasidarė duris. Dabar turim mums susifiksuoti iki 4. Iki 4 kvadratūrų. Va, viskas susifiksavo, gerai. Medus. Ai. O supratau, mums reikia medaus. Medaus mums reikia. Kokio medaus? Supratau. Nors vėl man medaus. Medaus. Ir dar mums reikės mandaitų. Ir medkito reikės. Gerai, vienas padarytas, misija, viena atlikta. Dabar mums reikia surasti. Kur yra medkitą? Va, radau medkitą. Nu, radau medkitą. Viskas tvarkoj, bum, ir pagydėm. Šiaip šitas žaidimas yra labai puikus. Yra daug pasidžiaugti šitą žaidimą. Jeigu jums patinka, nebūtinai parašykite komentarą, kas jums patinka šitą žaidimą, ar jums patinka šitas žaidimas. Jeigu patinka, parašyk like and subscribe ir parašyk komentaras, koks jūs mėgstamiausias. Gerai, tai be pacientą rekovina. Atgyvinai. Gerai, tai tiek kažkokį kaltiną šokantis. Gerai, tai tavo širdis yra importa. Tavo širdis, kodėl čia? Prie ko ta širdis buvo? Arba šitą žaidimą aš ką reiškia. Gerai. Čia klausyt, center uždaryta, mes dar negalim. Gerai, mes dabar kaip ateinam, tai mes turim visai žiūrėti. Fotografuot. Nuotrauka tokia. Tokia nuotrauka, bet atrodo kažkaip kitaip, bet šiaip žmogus gali būti visaip. Ir apsprendžiate mane iš karto. Realiai
realistiškas žaidimas, nes tiesiog reikia brandinti. Gerai. Kambario palatos numeris 2. Numeris 2. Va, staigiai čia. Gerai, čia jau uždarom durytes. Neprietų, sakiau. Gerai, draugužiai, šitą praleidžiu, gali eiti. Gerai. Pasidarė durys užkart, gerai, kad užsidarė. Gerai, dabar pacientą dabar mes padarysim. Dabar jį truputį nelaimino, bet tiesiog. Tiesiog pačiu nelaimino, bet tiesiog. Gerai, pacientė. Gerai. Tau tik žalumino reikia, gerai, Gerai, einam iš čia ir einam iš žalumino. Čia tiesiog tikras gyvenimo, bet čia nėra tikras. Tau reikia žalumino, gerai. Gerai, dabar pacientą vėl atgaivina. Nes rekomend reiškia atgaivinti, o patient reiškia pacientas. Nepamirškit šitų angliškų žodžių, nes Robloxas puikiai moka arba Minecraftas tokių angliškų žodžių, pasinaudokite jais arba jūs pasigūglinkite. Jie daugiausiai reikia pavyzdžių. Gerai. Gerai, tegul atgyvina į... Gerai. Įdomu, kada išgyvensim antrą naktį, nes aš norėčiau labai išgyvenamą naktį. Gerai. Tegul mes nueinam. Ai va čia savyje. Gerai, žmonės. Tas žmogus kažkaip įtartinai atrodo. Nes ir vėl uždarinėtų, aš nežinau, kad tas atrodo. Aš jūs pamokysiu manęs per šitą žaidimą, jeigu rodys tas žodis. Per tą laiką viskas atsibrendino, viskas per tą laiką. Gerai, tavo palata 5. Aš tikiuosi, kad čia nebus kažkoks creepy žmogus, tipo. Nes aš labai bijočiau, kad čia būtų creepy kažkas tokio. Šitas durytes uždarom, pacientą būtinai darom duris kaip tikras gydytojas. Va, prašom, kaip visą laiką, nes tave praleidžiu, visus praleidžiam pacientus. Va, kaip čia užlipti. Va, būtinai praleidžiam visus pacientus. Ir ateina. Pradės užsidarė duris, jeigu aš nepračiau. Visi pats užsidarė duris. Kažkas kreipia to. Gerai, tai dabar 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. Palauk, kada čia, ai. Supratau. Tau reikia tiesiog medkito ir viskas. Čia aš įdėjau, kad čia nebuvo kažkoks demonas. Tiesiog įsigašiu pamanęs tokią nesąmonę, bet čia jeigu uždarysit demonas, jūs prasidės bus jums. Aš jau nerodysiu šitą, nenoriu mirti. Aš jums parodysiu, kada išlys tas demonas, tada ir baigsis video, nes aš norėčiau jums parodyti, kaip tas demonas, kaip jie vriečia atrodo. Gerai, prašom, dabar atgaivino pacientą. Šiaip, ko jį atgaivina, šiaip geriau užsidaryti duris, pats išeis ir jeigu norit matyti, kaip jis atsidarė, taip pat parodom. Nu ir... Aš nemačiau, kad kažkada... Oh yeah, OG. Va, ir atsirakina šitą daiktą. Kada laikas mūsų dabar bus, tai mes nežinom. Dabar mes duros išgyvenam antrą naktį, aš nežinau. Gali būt. Va, man dabar $88 moka. Šiaip šitas žaidimas puiku labai, man nežinau, ar man patinka.
bet man atrodo, bet kažkas išdaužė mano stiklą. Aš nepatikrinau. Kažkas išdaužė mano stiklą, nes aš nežinau, kas tai padarė. Gal pamatysiu per kameras kažką? Šiaip reikėtų jūs sekti kameras, nes kažkas mano langą išdaužė. Nežinau dėl ko. Kažkas padarė. Tai einam kamerą patikrinti. Ir nieko taip nėra čia. Matome tai išdaužytą langą. Nu, šiaip dėl nieko mes... Ai, teks mes palikti čia. Gerai, nufotografuojam ir pasižiūrėjom pirmą šiaip verta, žinau, pasižiūrėti, nes Aidis krypės šiaip atrodo, bet jis man atrodo sveikas, bet aš nežinau dėl ko. Ir kai visą laiką iškart ir atsiprinkti. Aš nustatau, kada laiką atsiprinkti turi. Kažką čia daro. Net tik tokas parašė, supratau. Nieko tokio, šiaip geriau čia atsiprinkti pasižiūrėti, bet aš šiaip nors nelauksiu, kad atstovėlis ateis, nes nenoriu laukti, bet tiesiog pamatysiu. Va, numeris 2. Atidarom durytes, čia uždarytos visos jau. Ir leidžiam ir būtinai leidžiam pacientus ir būtinai užsidarom, kad jos automatiškai neužsidarytų. Kaip jeigu automatiškai užsidarom, tada viskas būna blogai. Mes dabar jau užmigdam. Čia mes įbadėm jau. Nes nebijau, kad mes jį nesumušėm to paciento, nebijau. Ko mums dabar reikia? Mums reikia šitų, kiek daug vaistų mums reikia. Pala, kokio mums reikia medaus? Ai, mums reikia valgomų medaus, kad galėtume atgaivinti savo pacientą ir kad jam nieko nebūtų gyvenime, ko daug dariau. Ko daug ko jis net neturėjo. Gerai, tai mielą misiją įveikdėm, dabar mums reikia uždaryti, bet aš nežinau, kur tam žaizda yra. Nežinau, kur ta žaizda yra, vis yra, bet dėl viso pikto mes paėmėm. Kad mes galėtume pakyti žmonės. Jeigu jums patiko šitas žaidimas, parašykite komentaruose, ar jis tikrai jums patiko, ar jūs vertim žaisti šitą žaidimą. Nes aš norėjau pažaisti, nes aš manau, kad nieks nerašo komentarus kažkodėl. Pažiūrėkit šitą video, nes šitas video tikrai pravers jūsų visą vaikystę ir šitas kanalas tikrai vertas. Va, viskas. Išgydėm savo pacientą. Na, tikiuosi. Dabar apie atgaivino savo pacientą. Po šito video, šito paciento jau viskas, tai kada jau mes atgaivinti, jau viskas bus. Šiaip, ar man patiko žaisti, kaip aš įvertinu, tai aš vertinu jų 10. Gal 8 iš 10, nes tikrai varta buvo pažaisti, tai įdomiau buvo. Įdomesnis žaidimas gal buvo. Nebuvo kažkas tokio bjauraus, tiesiog buvo kažkas labai gero, nes man patiko. Tiesiog gerai, jau pacientas žaina, tai gulom ramybėj savo. Uždarom būtinai durytes, apsižiūrim viską. Ar mes viską nieko nepalikom, ar viską mes pasiėmėm. Tas videos bus Brookhavenas, nes nors išeina, nors mes susibuosim Brookhaveną. Tai gerai, tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video, nepamirškite užprenumeruoti mano kanalą. Pilu vienas ačiū. Ir šitą norėjau nufilmuoti. Žmonės matot, šitus žmonės tegul mes darom ir net darom ir žiūrėt. Darom daryti. Ačiū Dievui, išgyvenom, tai ačiū, kad žiūrėjote, viso gero ir visiems ate. Jeigu užbėgėte, like and subscribe.